Laukiam 100, atvyko 600 žmonių. Čia atvykę žmonės matė ateities ūkio fermų kompleksą. Susipažino su naujausiamis kukurūzų veislėmis. Čia stovėjo pilnas kiemas technikos, kurią ūkininkai galėjo apžiūrėti. Išgirdo apie mūsų įmonės ilgalaikę strategiją ir siekius, kuriuos esam numatę padaryti gyvulininkystės sektoriuje. Buvo net 3 pranešėjai. Ramūnas Karbauskis pakalbėjo apie ilgalaikę pieno sektoriaus viziją Lietuvoje. Mes galim labai stipriai pakelti Lietuvos potencialą, labai daug papildomų pinigų uždirbti Lietuvai. Mes žengėm sekantį žingsnį, transformaciją iš 4200 karvių į 24 000 karvių skaičių. Taigi, tokių kompleksų bus 5. Šitas kompleksas yra ne tik taip didžiausia Europoje ferma, bet iš tikrųjų tampa ir didžiausiu tyrimų centru, tam pasirašyta sutartis su Sveikatos universitetu ir aš manau, kad mes ateityje turėsime ne tik tai daug kokybiško ir gero pieno Lietuvoje, bet turėsime ir geriausią prieauglį Lietuvoje ir gyvensim tas reformas, kad galėtume būti konkurencingi visam pasaulyje. Edgaras Šakys pristatė naujienas, kurias turime su pašarų gamyba ir pašarų gamybos strategija. Sveiko ūkio suformavimui reikalinga gera genetika, reikalingi geri pašarai, geras racionas ir lygiai taip pat galvijam gera aplinka. O aš pakalbėjau apie mūsų naujus susitarimus su globaliamis organizacijomis, galinčiomis pagelbėti Lietuvos ūkiams su kukurūzų ir daugiamečių pievų auginimu. Šiandien turim didelę jums žinią, kad po 2 metų derybų agrokoncernas tampa Cortevas AgriScience partneriu ir būsim pirmoji įmonė Europoje, kam tokia milžiniška korporacija suteikia tokias privilegijas. Visai neužilgo mes būsim lyderiais ir gyvulininkystės srityje ir galėsim ir konsultuoti, ir aprūpinti, ir būti partneriais visiems Lietuvos ūkininkams. Tai, ką mes padarėme ir tai, kas pradės veikti, manau, bus geriausias įtikinimas, kad Lietuvos perspektyvos pieno gamyboje yra labai šviesus. To, ką mes turėsime čia, neturi niekas Europoje.